paskambino vienas žmogus, kuris mokėsi senokai jau ir. O paskambinęs sako, ar tu žinai, Rasa, kad aš iš tų kelių modulių, kur pas tave baigiau, išsinešiau esmingą principą, kurį dabar taikau ir man viskas gaunasi. Ir sakau, nes visada įdomu tam tikrą informaciją išgirsti nebe tavo lūpomis, bet kai žmonės ją interpretuoja, suvokia, taiko. Žinai, sako, jeigu žmogus mato problemą, kurią reikia spręsti kaip sunkumą, jam nieko nesigaus. Aš tada, sako, iš karto sakau, o iššūkis koks yra. Ir kaip mes situacijose matom iššūkius, mes tada ir matom galimybės. Ir neuromokslininkai jau dabar įrodo daug dalykų, ką modernioji psichologija kalbėjo prieš 20 metų. Mūsų suvokimas ir smegenys tiesiog veikia taip, kur mes skiriame energiją, kur mes skiriame dėmesį, tas ir auga. Jeigu mes skiriam dėmesį į galimybės, į paieškas, į suvokimą, kur yra nauji orientyrai, mes tą ir atrandam. Jeigu mes skiriam dėmesį į tai, dėl ko nedaryti, kur yra rizikos, kur yra problema, tai mes tai jau ir auginam.